Šiandien ir kasmet mes rengiame statistinį tyrimą. Aš Adomas ir mano kolega Deividas. Rengime statistinį tyrimą apie televizorius. Grįžime po reklamos. Ar jums nesiseka mokslai mokykloje? Vėl metinis pažymys yra neigiamas? Ar ir vėl bijote grįžti namo, nes žinote, kad bus riesta nuo tėvų? Norisi tiesiog šokti nuo olos. Nusibodo, kad vaikai pamatė tavo pažymių knygutę, pradeda juoktis ir šaipytis? Vis bandote pakeisti pažymius savo pažymių knygutėje, bet jie tikrai neatrodo, kad būtų įrašyti mokytojo. Bandote ir bandote, bet jūsų tėvų kažkodėl neįtikina tokie pažymiai? Bijote, kad ir vėl negausite valgyti 2 dienas? Tiesiog norisi numirti vietoje? Išbandykite Super Pen! Jis ne tik pakeis tavo neigiamus pažymius į teigiamus, bet ir visa šeima didžiuosi savo mažuoju sūnumi. Tavo gyvenimas pasikeis amžiams. Net eidamas gatve pastebėsi, kad net saulė pradėjo tau šypsotis. Taigi nedelsk ir užsisakyk, jei paskambinsi per artimiausias 20 minučių, mes jums pridėsime dailų krepšelį. Taigi skambink dabar ir įsigyk šį Super Pen rašiklį tik už 199,90. Jūs neišleisite 500 litų. Jūs neišleisite 300 litų. Šį Super Pen rašiklį įsigysite tik už 199,90. I'm $1 million long, I got a snap in my fingers, got a rhythm in my walk. Dėl pastebėtų pažymių pokyčių, Super Pen kompanija neatsako ir nepriims atsakomybės į jūs išmes iš mokyklos ar paliks 2 metų. Super Pen, nes mums rūpi. Namie. 2. Turite televizorių namie? 1. Kiek turite televizorių namie? 2. 4. Kiek turi televizorių namuose? 1. Gerai. 3 turiu. Kiek turite televizorių namuose? 1. Kiek turite televizorių namie? Kokios spalvos jūsų televizorius? Na, vienas toks juokas, kas didesnis, žinok, kitas gal keturgubai mažesnis. Toks juodas visas. Vienas pilkas, o kitas juodas. Kokios spalvos jūsų televizorius? Kaip spalvoti? Ne, ar spalvos kaip juodi? Vilki. Visi? Vienas juodas. Tai gerai. Vienas yra baltas, kitas juodas, o kitas irgi juodas. Kokios spalvos jūsų televizorius? Juodas. Kokios spalvos jūsų televizorius? Kas yra juodas? Ar turite prie televizoriaus kokių nors priedų? Jei taip, kokių? Neturiu. Neturiu. Ar turite prie televizorių kokių nors priedų? Jei taip, kokių? Pultelį. 2 pultelius. Ir dar netgi buvo kolonėlis. Ne, neturim. Kolonėlių neturim. Žinoma, vaizdu. Šitas kaip jis irgi. DVD, taip. DVD grotuvas yra. Ar turite prie televizorių kokių nors priedų? Jei taip, kokių? Jokių. Žinoma. Ar turite prie televizorius kokių nors priedų? Jei taip, kokių? Kaip ir ne? Stalas tas yra, kur aš galiu padėti savo teliką. Ar turite prie televizorių kokių nors priedų? Jei taip, kokių? DVD. Ar turite prie televizoriaus kokių nors priedų? Jei taip, kokių? Turiu.
Namų kiną. Kokios firmos jūsų televizorius? Panoramos filmas. Kokios firmos jūsų televizorius? Galima paklausti. Sony, man atrodo. Jo, Taip, vienas yra Philipsas, kitas yra Sony. Kokios firmos jūsų televizorius? man atrodo Sony. Kokios firmos jūsų televizorius? Vienas Philipsas, kitas Sony. Kokios firmos televizorius? Šiba šilelis. Ir nežinau, kažkas ten irgi kažkoks tai šilelis, karočiui. Nu. Kokios firmos jūsų televizorius? Ar aš žinau? Gali tą šūdą tu partinai. Ar galima sutrukdyti kelis klausimus o to? Taigi, kokios firmos jūsų televizorius? Mano televizorius Sharp firmos.